kalbinu šių metų Lietuvos sportinės mix klasės sklandymo čempioną Liną Miežlaiškį. Kaip varžybos, kaip orai, ką gali pasakyti? Orai, kaip visada, per varžybas sudėtingi, bet tai yra klasika pas mus. Varžybos iš esmės buvo stiprios, tik gaila tik tiek, kad ne visi varžovai galėjo skristi visas dienas dėl tam tikrų objektyvių priežasčių, o visumoje varžybas vertinu kaip labai vykusias, pasisekusias. Gaila tik, kad šiandieną orai labai vėlai pasitaisė, būtumėm pasiekę Lietuvos mix klasės sklandymo čempionato rekordą. Maksimalų dienų skridimo skaičių iš maksimalių suskristų. Tai. Bet matau, kad žmonių veiduose šypsena, gera nuotaika, visi patenkinti, laimingi. Manau, renginys pavyko ir ateityje tikėkimės, kad bus panašių kalibrų varžybos ir toliau tokios daromos Lietuvoje. Kokia, Linai, tavo nuomonė apie Lietuvos sklandymo lygį? Ką parodė šios varžybos? Sakyčiau, kad kiekvienais metais, imant -5 metai nuo šių metų, tai Lietuvos lygis ne tai, kad kyla, bet jisai stabiliai išlaiko labai aukštą tempą. Aukštas tempas tai reiškia, kad žmonės ne tik greitai priiminėja sprendimus, bet ir stengiasi juos labai greitai įgyvendinti. Tai yra patys skridimo lygiai, tai yra skridimo tempą laiko gan aukštą. Tai tas dalykas yra vienas toksai esminių faktorių tokio pobūdžio varžybose, kur taikomis taškų skaičiavimuose handikapai. Tai, koeficientai, kitaip sakant. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, tie, kas skrenda su gan aukštu koeficientu, yra papildomas iššūkis kovoti, kas reikalauja papildomai didesnio susikaupimo, tiksliau priimant teisingus sprendimus ir darant minimaliai klaidų. Tai tas yra momentas, kada priverčia labai stipriai susikaupti ir papildomai motyvuoja daryti teisingą sprendimą ir siekti gero rezultato. Kaip įspūdžiai skraidant atskraidžius rimtas varžybas su nauju sklandytuvu AS-33? Ką gali pasakyti? Taip, tai buvo pačios pirmos varžybos su šitu sklandytuvu. Įspūdžiai tikrai geri, nieko blogo iš esmės negaliu pasakyti. Sklandytuvas tikrai pateisino visus lūkesčius. Įspūdį paliko tai, kad su maksimalia sparno įkrova, tai yra su maksimaliu kilimo svoriu, galima išsilaikyti ore ir palaikyti gerą skridimo tempą netgi labai silpnais kilimais. Tai yra silpnais termikais. Tas man patiko iš tikrųjų labai. Plius papildomai technologinis sprendimas, kad sparnas turi 2 vandens balasto bakus ir esant situacijai, kai reikia tilpti į siaurą kilimą, blaškytą, juos gali išpilti iš išorės. Tai vadinasi, svorio centrą gali koncentruoti ant ašies išilginės ir taip pavaldumą gerinti, ypatingai skriejant termikose. Tai šitoje vietoje šita charakteristika man iš esmės labiausiai patiko, ypatingai paskutinėmis varžybų dienomis. O apie didelių, greitų skridimų režimą, tai jau sklandytuvas pats su save kalba iš tikrųjų. Virš 200 km/h atliekant perskridimą tokiais greičiais ir maksimaliai įkrova, tai yra didžiulis pranašumas. Kokie sekantis planai dabar? Kas laukia artimiausiai ateityje? Tai artimiausiai ateityje, svarbiausia šio sezono varžybos yra pasaulio sklandymo čempionatas Uvaldėje, Teksase, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kitą savaitę užbaigsiu logistinių darbų pasiruošimo maratoną. Sklandytuvą vešiu į Klaipėdos uostą, krausim jūrinį konteinerį ir išsiųsim į Ameriką. Tai čia pasibaigs toksai daugiau logistinio planavimo reikalaujantis etapas. O toliau vyksime kaip įmanoma anksčiau ten ir stengsimės kuo greičiau parskraidyti ir susipažinti su vietovė, kad galima būtų puikiai pasirodyti. Kada ten prasideda? Čempionatas prasideda rugpjūčio 12. Taip, pasaulio čempionatas, 38-asis pasaulio sklandymo čempionatas prasideda rugpjūčio 12 dieną šių metų. Ačiū, Linai. Ačiū, Dariau.